Nu, o kaip jūs dabar vertintumėte diskusijos apie tai, kad dėl telefonų pasiklausimų, dėl išklotinių, kad nori dabar laikyti išklotinių ne pokalbių, bet susijungimo tarp telefonų, ten daugiau negu dabar 6 mėnesiai laikomi, ypatingai politikui to susirūpinę. Taip jau bijo, kad klausytųsi jų telefonų. Nu, vat mano telefoną galite klausytis, kad ir dabar. Kiek norit, aš nebijau, galite mane sekt, vaikščioti iš paskos, aš nevagys, man tai bus dar saugiau. Dabar kodėl taip visuomenė bijo tokių dalykų, kad pažiūrės išklotinę, su kuo aš ten buvau susijungęs telefoną, kodėl paklausys, ką aš kalbu. Nu, klausykitės, jeigu yra kam klausytis. Čia atsakant į šitą klausimą, reikėtų iš karto konkrečiai apibrėžti, kas tai yra, sakykime, tokia priemonė kaip telefonų pokalbių pasiklausimas ar kitos operatyvinės priemonės. Tai yra specialiųjų tarnybų darbo įrankis, kaip aš sakau. Jis skirtas, reiškia, gauti neviešą informaciją, tikslų atskleisti nusikaltimą. Tai reikia nuspręsti vieną kartą taip, kad, reiškia, tai yra darbo priemonė ir jeigu jinai tarnauja nusikaltimų atskleidimui ir neperžengia esminių žmogaus teisių ribų, reiškia, jinai turi būti naudojama kaip darbo įrankis nusikaltimui atskleisti. Tos apibendrinimai tiek, kaip daug naudojama, ar kaip mažai naudojama, kaip plačiai naudojama, reiktų palikti, sakykime, tokiems analitiniams pažymoms, kurios turėtų būti jau ten svarstymo objektų vienose ar kitose instancijose, bet kasdieniam darbe turėtų galioti du dalykai. Ar tai tikrai reikalinga nusikaltimą atskleisti, ar tai neviršyje nepažeidžia konkrečių asmenų teisėtų interesų. Jeigu to nėra, reiškia priemonė naudojama. Jums būnant Jonavos komisariato viršininku buvo priimtas naujas baudžiamasis ir procesualinis kodeksas. Kaip tai apsunkino arba palengvino jūsų darbą ir kaip jūs galite išvis pateisinti tų įstatymų priėmimą tuo metu? Pateisinti aš nežinau, ar pateisinti, ar pasmerkti, čia turbūt ne nuo manęs priklauso ir aš tokių aštrių vertinimų nesimčiau. Šiaip įdomiau šitoj situacijai štai ką. Iki 2003 metų buvo, reiškia, visą laiką kalbama, kad galiojantis kodeksai paseno, jie ateina iš sovietinės praeities, tai buvo kartojama, reiškia, ir buvo, kiek žinau, sudaryta darbo grupė, kuri ruošia, jeigu aš gerai prisimenu, atmintim dar kol kas nesiskundžiu, jeigu gerai prisimenu, tai buvo ruošiamas lietuviškas Lietuvos baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksas. Ir štai buvo paskelbta iškilminga data, kad nuo 2003 metų, gegužės 1, Lietuvos teritorijos įgalioja nauji kodeksai, baudžiamojo proceso ir baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksai. Ir, reiškia, tik tai ten labai nežymioje erdvėje, siauram rate, mano asmeniškai didžiam nustebimui sužinojau, kad tai Vokietijos Federacinės Respublikos baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksas. Nu, aš sutinku, kad senasis, kuris su sovietiniu kvapu netiko niekaip naujai europiniai erdvė ir taip toliau ir panašiai. O kodėl vokiečių išdirbtas, išnešiotas, išgimdytas kodeksas turi 100% tik Lietuvai ir jo žmonėm ir teisiniai erdvei. Man iki šiol šitie klausimai kelia susirūpinimą, juk tokiu pat būdu galima buvo perkelti Lietuvos erdvę. Ekonominį, socialinį, kitokius modelius iš Vokietijos ir, sakykime, nuo gegužės 1 tų pačių 2003 metų paskelbti, kad mes dabar vokiškus atlyginimus gausim, pensiją, socialinės pašalpas naudosimės, mediciną, švietimų, vokiečių, bet taip nėra. Tik baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksas. Aš tik tai vienintelį kartą išgirdau, kada Pakaunėje kilo didžiulė tragedija dėl mažo vaiko ten.
tų tragiškų aplinkybių, kurių aš tai galutinai nenoriu ir nedrįstu vertinti. Ir tada, kada iškylo tam tikros teisėsaugos darbo problemos, naudojant, matyti, taikant tos kodeksus, vienas Seimo aukštų teisininkų, galbūt Seime aukščiausias teisininkas iš tribūnos paklausė, ar nedėrėtų Lietuvai dabar trumpam sustoti ir įvertinti, kaip kokybiškai prigijo tie kodeksai. Bet nesustojo, neįvertino, traukinys juda toliau. Kodėl paskutiniu metu, ne tai kad paskutiniu, kad turbūt ir iš vis nepriklausomybės metu, mes čia policijoje nematėm nei ministro, nei generalinio komisaro, bent jau darbo kolektyvas. Aš nežinau, galbūt pas jūs ir buvo užėjęs, kai nematė žmonės, bet su žmonėmis, su kolektyvu niekada šitie aukšti pareigūnai nepakalbėdavo, nors tarybiniais laikais ministras aplankydavo ne vieną kartą. Aš pats jį matydavau savo akim ir galėjom jam užduoti klausimą. Dabar paskutiniu metu mes jų nematom. Jie taip aukštai pakilo, kad jie antiek nepasiekiami. Būna jiems klausimų iš paprastų pareigūnų, iš eilinių pareigūnų. Ir kada prašai komisaro, kad komisarė, būkit, kada jūs važiuojat į departamentą, būkit geras, perduokit mūsų tokius palinkėjimus arba mūsų pageidavimus. Aišku, būdamas ten pasitarime, ne kiekvienas komisaras gali drįsti savo ir nelabai jam ten duos žodį, bet jeigu būtų čia atvažiavęs ministras, tai be abejo, kad paprastas eilinis policininkas galėtų užduoti klausimą ir kažką tai pasidomėti tas, kas jo domina. Tačiau nėra, tie pareigūnai čia nesilanko. Man sunku atsakyti už aukštus pareigūnus, kurie globoja, vadovauja sistemai, globoja atskirus regionus, kodėl šitie apsilankymai tokie jūsų nuomonė reti. Ten yra tam tikra, reiškia, tam tikras pasiskirstimas teritorijų, lankymo grafikai, kiek žinau, bet kiek tai įgyvendinama, sunku pasakyti. Čia gal sakau priežastis, kaip aš sakiau, kad jeigu lyginti su struktūra šiaurės šalių, kad ir Europos šiaurės šalių, ten tiesiog išgremžta iki nulinio, vos ne iki nulinio lygio biurokratinė terpė tarp tų žemės darbininkų ir padangių gyventojų. Ten yra, o čia matomai vis dar, reiškia, kad ir daug buvo kalbėta ir daryta reformų, matyti tos problemos neišspręstos ir tiesioginio, betarpiško kontakto tarp žmonių, kurie lemia esminius dalykus sistemoje, yra galbūt iš tikrųjų pakankamai reti ir žmonės pakankamai nešioja širdį sunkius klausimus ir negauna jos atsakymų. Tada nėra ir stabilumo, ir užtikrintumo. Jūs išėjot į pensiją pakankamai anksti pagal amžių ir pagal galimybę dirbti, o oficialiai jūs išėjot dėl sveikatos būklės. Bet nepaslaptis, visi mes žinom apie tai, kad jūs išėjot faktiškai dėl konflikto su Jonavos prokuratūra. Kodėl tuo metu susiklostė tokia nenormali situacija tarp jūsų ir tarp prokuratūros? Santykiai su prokuratūra, aš pasakysiu, visada buvo man visada klostėsi sudėtingai ir pakankamai komplikuotai. Niekada nekvestionavau ir nekėliau problemos dėl šitos struktūros teisinės, kad jie turi teisę kontroliuoti procesiškai pareigūnus, teisiškai, dėl teisėtumo, kitų dalykų. Man visada kilo problemų tada, dabar, po to ir dabar, dėl to, kaip naudojamasi ta teisė. Teisė yra teisė, bet yra ir teisinė praktika, kas susiklosto. Ir ten visas kompleksas veiksmų šitos teisėsaugos struktūros man visada kėlė problemų. Ir apie tas keliamas problemas aš niekada iš esmės netylėjau. Kėliau ir anksčiau, ir tada tais menamais metais, ir prieš tai, ir po to. Kalbėjau apie tos klausimus, kurie tikrai man tuo metu atrodė aktualūs, kadangi, sakau, teisė kontroliuoti tai yra viena, bet tos teisės taikymas yra kita. Ir ten, matyti, keldavo ne tik man rūpesčių ir problemų tie dalykai.
Bet taip gavosi, kad turbūt daugiausiai tais klausimais kalbėdavau aš. Ir kalbėdavau, neslapstydavau už nugaros, akmens už antyje nenešioju. Galbūt kitą kartą ir per daug viešai buvo iš mano pusės keliami tie klausimai, kas neišvengiamai kėlė įtampą ir susierzinimą ir konfliktus. Ir manau, kad priėmus tos naujus kodeksus 2003 metų gegužės 1 dieną, iš esmės išsiskyrė mano ir vadovo tos struktūros požymiai į ikiteisminį tyrimą, jo raidą, policijos, prokuratūros pareigūnų darbuotojų vaidmenį. Kiekvieną šitoj sistemai laikui bėgant šitie dalykai jie nesuartėjo ir nesutapo, kaip tik aštrėjo, požiūriai skiriasi. Sakau, aš savęs neiškeliu ir nesakau, kad buvau visais atžvilgiais teisus, gal tos problemos ir buvo per daug iš mano pusės viešinamos, galbūt jos turėjo eiti, sprendimai turėjo eiti kitais keliais. Ir ta įtampa jinai natūraliai peraugo į, tokį konfliktą, kuris jau negalėjo įtakoti tokių dalykų kaip sveikata. Ir ten, periodas nuo 2004 rugsėjo kažkur vidurio iki 2005 metų spalio pabaigos, jie sutalpina į save begalės įvykių, tai buvo spaudimas didžiulis, ten naudojant vienas ar kitas priemonės, ir neišvengiamai to pasiekoje mes viso labo tik žmonės ir kiekvienas turim savo sveikatos rezervą fondą ir jisai neamžinas ir nebegalinis ir sutrikus sunkiai sveikatai ir atsitikus tam tikriem įvykiam